Kaip tapti Dievo savo pačiam. Skaičiau knygą Popiežius Pranciškus, naktinio klubo apsauginis, valytojas, tapo katalikų bažnyčios galva. Dievas nori tai, ko nori tu. O tai yra ne kas kita, kaip mūsų neskeistos vidinės jėgos, troškimai ir potencialas, kurie nepasiekia mūsų sąmonės. Pats pirmasis Dievo įsakymas yra koks? Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Kaip tai supranta psichologija. Tu turi būti numeris vienas pats savo. Ką tai reiškia? Tai yra meilė ir pagarba savo. O nuo ko prasideda meilė savo? Nuo savęs pažinimo. Pradėti gerbti ir mylėti savo kūną, protą ir sielą, o ne būti priešų savo visumą. Esmė yra tame, kad viskas prasideda nuo mūsų minčių ir įsitikinimų. Ir jeigu mes pradedame tikėti tuo, ką mes darome, tuo, kuo mes esame, jeigu mes turime savo savivertę ir savigarbą, mes tampame savo paties kūrėjais. Tad jeigu nori pažinti save, ateik į terapiją.